Sveiki, kas manęs nepažįsta, tai dirbu sveikatingumo treneriu ir sukūriau šią treniruotę, atkreipdamas dėmesį, kad šiais laikais žmonės ypatingai daug sėdi ir kuo toliau, tuo daugiau ir ypatingai dar dirba sėdimus darbus. Tai įsivaizduokit, paskaičiau, plus minus 80%, jeigu ne daugiau, mes per parą sėdime. Tai padarysime taip, kad jūsų kūno raumenys, kurie nuo sėdėjimo atsipalaiduoja, silpnėja, jie susiaktyvintų, bet pereisime per visą absoliučiai kūną, bus ir stuburo visos funkcijos, ir volavimai kartu su kvėpavimais, įtampų paleidimai ir kartu stiprinimas viso kūno. Taip pat, jeigu net ir nedirbi sėdimo darbo, ši programa puikiai tiks, todėl kad esu ją išbandęs su daugeliu klientų, pats naudoju ir ji tikrai fantastiškai veikia, daugybė naudos iš to ateina. Tai dabar trumpai, kad suprastumėt, ko mums reikės šiai treniruotei, tai reikės tokio volo kojom voluoti, tuomet mažo guminio kamuoliuko ir dvigubo kamuoliuko stuburui. Tai neįsigaskit, jeigu tų kamuoliukų jokių ir volų neturit šiai dienai, ar ne? Nesvarbu, tiesiog praskipinkite, praleiskite tą vietą, pradėkite nuo tos vietos, kur jau darau mankštą ir tiesiog palikite vėlesniam laikui. Bet turėkite omenyje, kad tai yra labai naudingas įrankis ir ateityje tikrai nepagailėkit ir nusipirkit juos visus. Bent jau, jeigu ne visus, tai bent jau šį kamuoliuką, pavyzdžiui, Decathlone, jisai keli eurai kainuoja, taip pat toksai masažinis nugarai, galėsiu pasakyti, yra Sportuok LT, net su nuolaidos kodu Timas 15 galite įsigyti su nuolaidos kodu šį kamuoliuką. Tai dar noriu pridurti, kad ši programa padės ir atsikratyti įtampų, ir emocinių, ir fizinių, ir sustiprinti kūną. Tuo pačiu mes gerinam savo kūno vientisumą, lyginam visus sąnarius, stiprinam juos, stiprinam visą kūną ir mažinam disbalansų kūne, ko šiais laikais pas kiekvieną žmogų praktiškai yra apstu ir tikrai verta padirbėti. Tai nieko nelaukia, pradėkime treniruoti. Dėsime dešinę koją per kairę, sukryžiuosime. Tuomet dešinę ranką ant kairio peties, o kairę ranką po dešiniu pečiu. Tuomet pasisuksime į dešinę su stuburu, o su galva pasisuksime į priešingą, į kairę pusę. Ir dabar 3 kartus įkvėpsime per burną, vėliau 3 kartus per nosį. Per burną įkvėpinėjom lyg per šiaudelį. Užlaikom, šiek tiek pasisukam ir iškvėpiam. Taip pat per burną. Tuomet vėl įkvėpiam ir iškvėpiam. Iškvėpdami stenkitės atsipalaiduoti. Ir dabar 3 kartus per nosį. Įkvėpiam, šiek tiek pasisukam stipriau į dešinę ir iškvėpiam. Vėl įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Kai iškvėpinėjat, šiek tiek leiskit stipriau save pasukti į dešinę. Nebus labai malonu, turėtų kelti šiek tiek įtampos ir ta įtampa vėliau leis atsipalaiduoti kūnui. Tai dar kartą paskutinį įkvėpkime. Jei darote nuosekliai ir jums atrodo, kad jau per daug kvėpavimų padariau, ar nespėjate su manim, ar tai užtrunka per ilgiau, tiesiog pasirinkite savo ritmą. Esminis dalykas, kad jūs 3 kartus įkvėptumėt per burną ir vėliau įkvėptumėt per nosį. Dabar pakeiskime poziciją, tai viską į priešingą pusę. Tai kairę koją sukryžiuojame per dešinę, tuomet kairę ant dešinio peties ir dešinę po kairiu pečiu. Tuomet pasisuksime į kairę su stuburu, o su galva į dešinę. Ir vėl įkvėpiame per burną, kaip per šiaudelį. Pasisukam šiek tiek stipriau ir iškvepiam.
Ir kaip matot, nelengva man kalbėti, darant šį pratimą, nes tikrai stipriai ir šonkauliai užspausti, ir daug įtampos sukurta kūne. Bet tiesiog išlikit su pratimu ir pajausti, kaip kūnas atsipalaiduoja. Dar paskutinį kartą. Ir iškvėpdami tiesiog atsipalaiduojam. Tuomet įkvėpiam 3 kartus per nosį. Per burną iškvėpsim. Ir paskutinį. Dabar atsisukam, paleidžiam savo kūną ir pajauskit, kaip jaučiatės. Gali jaustis toks lengvumas galvoje, gal šiek tiek apsvaigsite nuo kvėpavimo, bet esu išbandęs šį pratimą ir tiesiog kvėpuodamas, tiesiog darant giluminius kvėpavimus ir tikrai nieko panašaus nejaučiu, kaip būtent šitoje totally twisted pozicijoje. Tai pajauskite, kaip ką tik susijungėte su visu savo kūnu, ką tik padarėme disbalansų atkūrimą, kad tiek stuburas, tiek kojos su klubais, tiek pečiai, rankos, viskas po truputį pradėtų lygintis ir gerėti. Tai judėkime prie antro pratimo. Sekantis pratimas, pravaluosime nugarą visai išilgai su šiuo dvigubu masažiniu kamuoliuku. Tai pirmiausia, tai patarčiau įsikišti savo maikę ar džemperį, įsikišti tarp kelnių, kadangi voliukas dažnai taip suvoluoja, susuka. Tai norim įsikišti, tuomet paimsim, atsigulsim, pradžiai dedam per vidurį stuburo, atsigulsim ant nugaros, sėdmenis pakelsim į viršų ir pradžiai galit prisilaikyti taip alkūnėmis ir delnais prie žemės. Pirmus kartus gali nemažai skaudėti, tai neįsigaskit, kad ir kaip ten jums stipriai skaudės. Nuimkit svorio tiek, kad galėtumėt išbūti kuo ilgiau ir tiesiog po truputį į viršų, žemyn. Į viršų ir žemyn. Dabar, kai rasime šiek tiek skausmingesnę vietą, tarkim, man šiek tiek jaučiasi čia daugiau, norim sustoti ant tos vietos, galime iškelt rankas į viršų, įkvėpti giliai per nosį ir iškvėpsim per burną. Kai iškvėpinėsim, norim šiek tiek atsipalaiduoti ir leisti kamuoliukui įsmigti giliau į mūsų raumenis. Tai įkvėpiam per nosį, per burną iškvėpiu. Ir kai atsipalaiduoju, jaučiu, kai kamuoliukas šiek tiek giliau įsispaudžia. Tuomet važiuoju prie kitos vietos ir visas esminis dalykas šiuo kamuoliuku. Įsivaizduokit, kaip skenuojat savo stuburą, skenuojat savo visą nugarą nuo pačios iki viršaus ir ten, kur pajausit daugiau skausmo, daugiau įtampos, norim ten daugiau ir skirti dėmesio, skirti daugiau ten laiko. Ir kiek jums reikės, tiek ir pavaluokit. Galit susistabdyti įrašą ir tiesiog pabūti su tuo kamuoliuku, nes pirmus kartus tikrai kartais reikia 5, netgi 10 galbūt minučių. Neskubėkit, kuo daugiau išvaluosit ir praeis, apmažės tų įtampų, tuo visa treniruotė bus efektyvesnė ir jūs jausite žymiai geriau. Kai šiuos raumenis atpalaiduojam, tai mūsų stuburas tiesiog yra paslankesnis, sukasi, lenkiasi lengviau visas pusės. Ir ypatingai nuo sėdėjimo nugaros raumenys stipriai įsitempia, nes nei vienas žmogus nesėdi kažkaip visiškai tiesiai, ar ne? Dažniausiai sėdime taip, sulenkę. Tai turėkit omenyje, net jeigu nepirksite nei vieno, neįsigysite nei vieno voliuko, įsigykit bent šį. Su šiuo galėsit praeiti šiaip per daugelį ir sėdmenis, ir nugarą, ir kojas. Visuomet įėmu į kelionės, nes labai tinka. Ir mažai užima vietos, labai patogus ir per visą kūną praktiškai galiu pereiti. Tai
dabar padarysime sekantį pratimėlį. Jeigu jums jaučiat, kad reikia dar laiko, nebijokit, pabūkit, išbūkit pilnai. Sakau, ypatingai pirmus kartus, tai tikrai labai reikia. Aš pasimsiu dabar kitą volą, nugarai, ir pratęsiu kojomis. Galim kartu daryti. Tai pirmiausia, išvaluosime kojos šoną, vėliau prieisime prie šlaunies. Vėlgi tas pats kaip ir su tų praeitų kamuoliuku, pirmus kartus tikrai žmonėm čia žvėriškai skauda, vos gali ištverti, kaip matot, aš galiu čia visiškai jau atsipalaidavęs būti, bet tikrai taip nebuvo pirmus kartus. Tai valavimas ganėtinai paprastas, norit išlaikyti tiesią nugarą, nesusilenkti taip, išlaikyti tiesią nugarą, viena ranka prisilaikom prie žemės, kojos gali suglaustos būti ir ištiestos. Ir vėl tas pats ieškau skausmingiausių vietų ir jom daugiausiai skiriu dėmesio. Ir vėl tas pats, jeigu surandu šiek tiek skausmingesnę vietą, tuomet noriu pabūti ilgiau ant tos vietos, jokiais būdais nepraeiti greičiau, nepraleisti. Kaip žmonės nori, man čia suskaudo, tai tikriausiai reikia vengti tos vietos. Ne. Kaip tik tai vietai reikia daugiau dėmesio. Visa ir esmė, kad toje vietoje yra susikaupusi įtampa, seniai fascijos ir raumenys yra nemaitinti, tikriausiai vandens neteina, maistinių medžiagų ir galite įsivaizduoti, kaip tarp skaidulų susidaro mazgai, kai jūs jaučiate tą skausmą. Tai tas vietas ypatingai reikia išvoluoti, išmasažuoti, kol atsileis ir tuomet pamatysite efektą. Nuostabus efektas, todėl kad žmonėms sakau, kad ir pats jaučiuosi kaip su naujom kojom, kai pravaluoju tas įtampėlės. Gerai, dabar eisime prie šlaunies. Tai šiek tiek pasiversime šitaip ant priekio, kad krūtinė daugiau žiūrėtų į žemę ir daugiau jau priekį šlaunies valuojam. Į viršų varau ir žemyn. Nuo pat klubo iki kelio. Ir tol, kol praeis skausmai. Tol, kol jausit, kad jau galit toleruoti ir pradeda daugiau malonų darytis, negu labai skausminga. Jeigu negalite iškentėti ir tikrai žvėriškai skauda, vos galit, tada nuimkit vieną koją, spauskite į žemę, galit kitą irgi koją pasidėti ant žemės, prisiremkit. Jau kaip sugalvosit taip, padarykite tiesiog taip, kad spaustut mažiau svorio, kad dėtut ant volo ar ne, tuomet žymiai mažiau skaudės ir tuomet apsipraskit šitaip ir tuomet po truputį galėsit prieiti prie variacijų, kur galit daug daugiau to svorio uždėti. Gerai, galim judėti prie kitos kojos. Vėl užsidedam pradžiai ant šlaunies šono. Ir dažniausiai įtampos vietos dažniausios yra būtent per šlaunies vidurį. Esu pastebėjęs praktiškai visiems, tiek man, tiek klientams. Tai būtent žinokit, kad tas vietas reikia žymiai daugiau, dažniau ir šiek tiek ilgiau valuoti. Ir neįsigąsti vėl, kaip minėjau prieš tai, neįsigąskit skausmo. Nes tas skausmas yra jūsų užslėptos vidinės įtampos. Jeigu su tomis įtampomis išbūsit, išvaluosit, pamatysit, visas jūsų kūnas atsipalaiduos. Valuojam koją, bet visa nervų sistema reaguoja, atsipalaiduoja visas kūnas, atsipalaiduoja smegenys. Ta prasme, volavimai, masažai, tai yra, manau, pirminis daktaras, kuris tikrai turėtų būti kiekvieno žmogaus kasdienybėje netgi. Ar bent jau gabumas, įrankis, kuris
padeda, tiesiog padeda. Kai mes pajaučiam kūne skausmus, mes nieko nelaukiam, mes neinam pas daktarą, mes negeriam vaistų, kad numuštume skausmą, o mes pirmiausia išvaluojame, pirmiausia pasižiūrime, ar tai nėra mūsų paviršutiniam kažkokiam lygmenį, užspausti raumenys ir ar pavalavus tiesiog visi skausmai nepraeina, nes dažnu atveju praeina. Gerai, dabar pasiverskime ant šlaunies priekio ir taip pačiai neskubėkit, lėtai į priekį, į viršų, iš tiksliau ir žemyn. Jei kas patyręs, volavęs nemažai, tai pabandykit agresyvesnių, šiek tiek versijų, kaip va taip sulenkus koją, kurią valuojam. Ir tuomet pajausite, kaip ten vyksta rimtesni reikalai. Tai aš dažnai taip darau, nes jau man ten, kaip sako, nei šilta, nei šalta. Ta prasme tikrai jaučiu, bet toli gražu ne taip kaip pirmus kartus, tai turėkite omenyje, kad ir aš jaučiau pirmus kartus tikrai labai aštrius skausmus ir su kiekvienu volavimu tie skausmai vis mažėja ir kūnas pripranta, tų įtampų tiek nebelieka ir jo visas kūnas tiesiog sveikesnis tampa. Vienareikšmiškai, ta prasme, atrodo, atvaluojam kažkokį raumenuką, bet tie raumenukai tiek yra įsitempę nuo mūsų kasdienio sėdėjimo. Taip pat galit, susirandam vieną skausmingesnę vietą ir pabandykit jau ne žemyn ir aukštyn, bet šiek tiek pasiversti į priekį, šiek tiek atgal. Žinoma, kūną išlaikykit tiesų, nesusilenkit. Ypatingai dažnai matau žmonės linkę labai stipriai susilenkti arba numesti va taip net užpakalį žemyn, nes tiesiog skauda ir nesinori, va taip neišeina tiesiog atsipalaidavus, taip tiesiog tiesiai būti. Tai turėkit omenyje. Apsiprasit, paskui patiesinkit kūną, patiesinkit stuburą. Ir kiekvieną kartą mes ieškome tų skausmų. Esminis dalykas tų ieškoti skausmų, susirasti ir sakyt, ateik čia, dabar aš tave prispausiu ir po truputį vieną pusę į kitą. Įsivaizduokit, kaip įtampa ir skausmo kažkokį guzelį, tiesiog jūs ieškote, kaip prispausti į kampą, kai prispaudžiame į kampą, tuomet nėra kur pabėgti ir tuomet jis gali atsipalaiduoti. Gerai, užteks. Jeigu jaučiat, kad dar neįsivalavot, sakau, visuomet skirkite tam laiko, nebėkite, nelėkite ir ši treniruotė yra būtent jums, kad ir mažinti tą norą skubėti, lėkti, bėgti, nes tikriausiai suprantat ir matot, šiais laikais žmonės be galo daug skuba, lekia, bėga, o kaip nieko nespėja, taip nespėja. Ir trečias valavimo būdas, pravaluosime sėdmenis, tai tiesiog atsisėskime, pradėkime nuo kairio sėdmens, atsisėskime ant kamuoliuko, tuomet jeigu išeina, užkelkime koją sulenkta ant kelio, jeigu ne, nieko tokio galime ištiesti ir padėkite alkūnę ant žemės, tai bus daug patogiau išlaikyti kūno svorį. Ir tiesiog visą sėdmenį praeiti ratu, aplinkui, per vidurį, iš visų pusių. Ir vėl tas pats, kur daugiau skausmų, ten norime daugiau praleisti laiko. Ir kai jausit, kad apmažėja, atsipalaidavo, tuomet galite judėti prie kitos pusės. Bet dar kartą paminėsiu, neskubėkit, praleiskit daugiau laiko, net jeigu reikia ilgiau, negu rodau aš, nes kai atpalaiduosit tuos raumenis, tai ne tik, kad visa treniruotė bus daug efektyvesnė, bet jūs jausite žymiai geriau. Ir atradau, tarkim, skausmą, sustoju, užsikeliu koją ir noriu kuo daugiau dabar atsipalaiduoti, kad kamuoliukas galėtų įsispausti šiek tiek giliau. Ir tą padarome su gilesniu kvėpavimu. Tai įkvėpiam per nosį, per burną iškvėpiam
Ir atsipalaiduojam, įsivaizduojam, kad šiek tiek spaudžiam giliau į kamuoliuką. Vėl įkvepiam ir iškvepiam. Be to tokių kvėpavimų jūs nervų sistemą atpalaiduosite. Tai bet kokiu atveju tai yra labai naudinga kartu su volavimu ir tokiu lėtu giliu kvėpavimu yra nuostabus dalykas. Gerai, judėkime prie kitos pusės. Dabar dedu kamuoliuką dešinės. Ir vėl taip pačiai judėkime ratu pradžioj. Galit, jeigu jaučiate aštrų skausmą, tikrai labai neina kentėti ir tikrai labai skausminga ir tikiu, kad tikrai tai bus pirmus kartus, tai tiesiog truputį aukščiau kojom pasikeliam užpakalį ir ne, tuomet rankom šiek tiek ir bandome prispausti, bet va tiek, kiek galim toleruoti šiai dienai. Neikit iš karto iki ekstremų, kur busit visas drebėsit įsitempęs, nieko gero iš to nebus. Tiesiog po truputį įsivažiuokit, kad jums šita rutina asocijuotųsi daugiau su malonumu, nei kad per skausmą, per ten ašaras, per riksmus ir skausmus. Ta prasme, taip neturėtų būti. Todėl, kad kai tai būna, žmogaus smegenys suriša visą tą veiklą su neigiama patirtim. Ir tuomet išvystyti tą įprotį, kad reguliariai daryti yra tikrai labai sunku. O mano tikslas ir jūsų turėtų būti padaryti čia treniruotę kasdienybę. Kasdienybė, kuri padeda kūnui, padeda protui. Ir pamatysite, jeigu reguliariai darysite šią treniruotę, jūsų visuose gyvenimo aspektuose pradės atsiliepti. Viskas pradės gerėti jūsų darbo pasiekimai, rezultatai, santykiai. Jūs pradėsite ramesnis būti iššūkiuose, problemuose, išmoksite reaguoti į viską daug ramiau. Gausite tiek daug naudos, kad net neįsivaizduojat iš tokių paprastų dalykų kaip volavimas, šiek tiek stuburo mankštos, šiek tiek kojų suaktyvinimas. Tai tikrai daug verta. Mes linkę nurašyti tuos paprastus dalykėlius, kasdieniškus, detalytės smulkmenėlės ir galvojam, čia nėra labai reikšminga, čia tik tai menkniekis kažkoks. Bet jei pastebėsit, tai gyvenimas ir susideda iš detalių. Dabar padarysime pagrindinės stuburo funkcijas. Tai pirmiausia paimsime rankomis, sukryžiuosime pirštus ir pasimsime savo už pakaušio. Tuomet šiek tiek rankomis spausime galvą, kad visuomet įtampą jaustumėt. Turėtumėt įjausti per kaklo galą šiek tiek tempimą. Ir pradėsime lenkti galvą į priekį. Noriu smakrą priartinti prie krūtinės. Tuomet po truputį visą stuburą lenkti, kol susilenksim į kamuoliuką. Šiek tiek palaikome. Įkvėpkim kelis kartus per nosį. Ir neskubėdami lėtai atsikeliam, atsisukam. Ir norime išlikti šiek tiek pasilenkę. Parodysiu šonu, kai taip atrodo. Keliai prilenkti ar ne, toks pusėtinas pritupimas. Lenkiam kaklą. Tuomet po truputį vidurį stuburo ir visą apačią. Ir susilenkit maksimaliai, kiek jūs galit. Kiek jums leidžia jūsų stuburas. Tuomet iš eilės po truputį atlinkinėju stuburo apačią. Tuomet stuburo vidurį. Ir lieku pasilenkęs maždaug 45 laipsnių kampu. Tuomet ant pačio galo atlenkiu tik galvą ištiesinu stuburą ir toliau laikau rankomis. Galvą ganėtinai stipriai spaudžiu. Ir trečią kartą padarom. Lėtai lenkiam galvą. Po truputį stuburą. Ir susilenkiam maksimaliai, kiek galim. Palaikom. Ir lėtai atsilenkinėkit atgal. Ir paskutinį kartą galim pilnai atsikelti. Atsipalaiduokim. Ir dabar padarysime
kitus judesius. Funkcija kita tai yra nusilenkimai. Padarykime koją šiek tiek stovėsną plačiau. Atsistokime plačiau, šitaip atsistoja. Vėl taip pačiai rankas padedam už pakaušio ir po truputį tiesia liniją lenkiuosi į šoną. Lenkimės lėtai, turėtų jaustis tempimas per priešingą šoną, ir lenkiuosi į dešinę, tai kairį šoną tempiam. Ir kai pajaučiu, kad va, čia yra mano riba, kur aš daugiau jau ir nenoriu tempti, man pakanka, tuomet iš tos vietos kelis kartus giliai įkvėpim ir iškvėpim. Ir dabar labai lėtai, neskubant, po truputį atsikelinėjau. Įsivaizduoju, kad šitą vietą noriu sutraukinėti, kairį šoną įtempiam ir lėtai atsikeliam į startinę poziciją. Tuomet lenkimės į kitą pusę, lėtai, neskubant. Darom judesius visus lėtai, kad judesiai būtų kokybiški, o ne bet kokie. Netampome savo kūną, ne raumenis tampome, o švelniai juos po truputį ištempime, nes įsivaizduokit, jie ilgai galbūt buvo visi sukietėję, sutrumpėję, įsitempę ir staiga jūs čiukšt pradedat į visas pusės jūs staigi tampyti, tai irgi nelaukit ir nesitikėkit gero rezultato. Jis gali būti ir blogiau net. Tai už tai ir sakau, kad darykit viską lėtai ir švelniai. Ir palaikius lėtai, švelniai ir atsisukit. Lenkimės dar kartelį į dešinę. Antrą kartą galite šiek tiek stipriau ir daugiau, didesnę amplitudę pasiekti. Ir po truputį atsikeliam. Lenkimės dar kartelį paskutinį į kairę. Palaikome. Kelis kartus įkvepiam. Iškvepiam. Ir labai lėtai, pamažu, palengva atsikeliam. Štai taip. Dabar darysime stuburo rotacijas. Taip, tai atsisėdam ištiestom kojom. Dešinę koją sulenkiu, padedu ant pado. Perdedu, sukryžiuoju per kairę koją. Tuomet paimu savo kairę ranką. Dedu prie pat kelio. Dešinę ranką šiek tiek atsilošiu atgal. Pasidedu kiek galiu daugiau už nugaros. Ir dabar kairę ranką spaudžiu į kelį. Ir po truputį sukuosi į dešinę. O taip. Stebėkit savo pečius, nuleiskit juos, atpalaiduokit. Ir taip pačiai su gilesniu kvėpavimu šiek tiek įkvėpiam per nosį. Per burną iškvėpdami šiek tiek pasisukam daugiau. Vėl įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Kelis kartus tai padarius, galite eiti prie kitos pusės, bet patarčiau pabūti bent jau pusę minutės. Dėmesį dažniausiai fokusuoju į kvėpavimą, patarčiau ir jums pasibandyti taip, bus daug kokybiškiau, bet atsisukam. Ir tą patį padarom į kitą pusę. Tai dabar perdėsiu kairę koją per dešinę. Tuomet dešinę ranką per kairę. Kairę ranką šiek tiek pasidėsiu atgal, atsilošiu daugiau. Nuleisiu petį. Pasuksiu galvą. Sėdim tiesiai, ne kažkaip va taip susilenkę. Sėdim kaip įmanoma tiesiau. Ir dabar taip pačiai kartu su kvėpavimu. Įkvėpiam per nosį, per burną iškvėpdami, šiek tiek pasukame save. Galite įsivaizduoti, lyg gręžiat skuduriuką. Dabar tas pats vyksta su jūsų stuburu. Ir pabūkit plius minus apie pusę minutės. Geriausiai išmokti jausti savo kūną ir jausit, kad
į dešinę arba kairę pusę suktis yra sunkiau. Tai norit palaikyti tą pusę, kur jaučiat sunkiau, daugiau tempimo, norit palaikyti tą pusę šiek tiek ilgiau. Vėl įkvepiam per nosį ir iškvepiam per burną, šiek tiek daugiau spaudžiu dešinę ranką ir pasuku save dar daugiau. Vėlgi, jei atsiranda kažkoks skausmas, tiesiog nustokite taip stipriai save sukti ir pabūkite ten, kur nejaučiate stipraus diskomforto, bet tiesiog jaučiate tempimą per nugarą. Gerai, atsisukam. Ir judėkime prie sekančio pratimo. Dabar pratemsime klubo lenkėjus. Tai galite įsivaizduoti, šlaunies priekis. Dėsiu dešinę koją į priekį ant pado, o kairės kojos kelis bus ant žemės. Dabar pirmiausia galime iš šitos pozicijos ir pradėti, daugeliu čia stipriai temps. Tai kojos maždaug 90 laipsnių per kelius sulenktos. Ir dabar noriu įtempti stipriai kairės pusės šlaunį. Įtempiam šlaunį. Įsivaizduojam, lyg norim tempti šlaunies priekį. Įtempiam užpakalį, įtempiam šlaunies priekį. Ir būnam tiesiai. Kam nesijaučia tempimas, po truputį įsivirkite į priekį, kol pradėsit jaust tempimą ir ten palaikykite. Vėlgi palaiko maždaug pusę minutės. Bandykite atpažinti, kuri koja stipriau įsitempus. Dažniausiai žmonėms įsitempusi kairė pusė. Tai tą pusę, tą koją ilgiau ir palaikykite ant to tempimo. Dabar jeigu mažai tempimo, mažai jaučiamės, tuomet paimam koją su ranka, pasistatome ją šitaip ir pradeda daug agresyviau, stipriau tempti. Noriu kairę koją sulenkinėti į save su rankos pagalba. Tuo pačiu kairę koją taip tiesinti, į delną spausti. Ir prasidės tikrai ganėtinai stiprus tempimas. Išbūkit, palaikykit, sukaupkite dėmesį daugiau į kvėpavimą, galėsit ilgiau išbūti, bus lengviau ir tuo pačiu išmoksite valdyti savo dėmesį. Nes pirminė mūsų proto reakcija sutelkti visą dėmesį į skausmą, o mes galime būti sąmoningi ir tiesiog sutelkti dėmesį ten, kur norime. Lengviausia sutelkti dėmesį į kvėpavimą, tuomet lengviau atsipalaiduojam. Gerai, galime paleisti koją ir dabar suaktyvinsime priešingus raumenis, tai tiesiog pasidam rankas ant žemės ir sulenkinėjam koją kiek galim, kuo stipriau, kad suaktyvintume dvigalvį raumenį priešingą šlaunies. Vadinam antagonistu. Tai maksimaliai kiek galit lenkit koją. Dažnu atveju labai žmonėms sutraukime šlungis, todėl kad tas raumuo yra atrofavęsis ir seniai ten vaikščius kraujotaka ir tiesiog dėl tos priežasties ateina į pagalbą mėšlungis ir nori mums padėti. Tai neįsigaskite, jeigu sutraukime šlungis, atpalaiduokit koją, šiek tiek pamasažuokit ar pratemkit. Praeis, antrą kartą vėl pabandykit. Ir matysit, kad jau žymiai geriau ir mėšlungis neteina. Gerai, pratemkime dabar antrą koją. Tai vėl dešinę statau ant kilimėlio, kairė priekį. Įtempiam visą šlaunį. Nedarykit atpalaidavę tų tempimų, tiesiog kažkokių ir tų su judesiais. Įsivaizduokit, lyg tampytumėt gumą, o kai gumą paleidžiam, guma grįžta į pradinę savo būseną. Iš to naudos jūs per daug negausit, nebent labai trumpalaikį tokį palengvėjimą, bet ilgalaikį perspektyvą tai tikrai ženkliai geriau daryti tokio pobūdžio tempimus, kur yra įtemptas raumuo, ištempimo fazėje, tuomet jisai ten ir stiprėja ir užsifiksuoja, jisai lieka prasitempęs žymiai ilgesnį laiką. Tai laikome visą koją įtemptą, jei mažai tempimo, svirame į priekį, bet net palaiduojam šlaunį, toliau laikom įtemptą.
Dar labai pabandykite tą patį, aš visada darau, įsivaizduokit, kad kelį traukit į priekį, šitaip, bet kelis nepajuda iš vietos. Stipriai trempiu, traukiu, taip pat bandau klubą lyg pakelti į priekį, stumti. Stebėkit, kad per nugarą nebūtumėte įsirietę, geriau pilvą šiek tiek būti tempus arba netgi pasilenkus į priekį šiek tiek daugiau. Tuomet vėl suėmam koją su ranka, kita ranka laikomės už kojos. Dažnu atveju pastebiu, kad žmonėms čia yra laikyti balansą sudėtinga. Galit prisilaikyti ranką prie žemės, jei tik patogiau, ar už kojos. Žodžiu, susiraskite ten, kur yra balanso. Jeigu nėra, nieko tokio, balansuokite, išmoksite jausti savo kūną, išmoksit ir balansuoti, atsiras vidinių raumenų suvokimas, kaip juos įtempti. Gerai, galime paleisti, padedam rankas ant žemės ir maksimaliai po truputį sulenkinėjam koją, suaktyvinam dvigalvį, užlaikome šį sulenkimą bent jau 10 sekundžių ir lenkiam maksimaliai kiek įmanoma, visa koja turėtų drebėti. Ir nebijokit mėšlungio, čia visa ir esmė, kad jums sutrauktų tas mėšlungis, tuomet raumuo labai stipriai susiaktyvins. Gerai. Atsipalaiduojam, atleidžiam ir judėsime prie kito. Dabar atsigulsime nugaros. Padėsime dešinę koją per kairę. Štaip, ant kelio. Dabar kairę koją traukiu į save, o dešinę nustumdinėju nuo savęs. Labai patogu pasimti koją dviem rankom ir dešinę alkūnę nustumdinėti dešinį kelį. Dabar noriu spausti dešinę koją į kairę ir tuo pačiu kairę traukti link krūtinės. Ir tai palaikom. Turėtų nemažai jaustis tempimas per dešinės pusės sėdmenį. Palaikom bent jau pusę minutės. Prijunkit, pridėkite gilesnį kvėpavimą. Ir po truputį didinkit atstumą, artinkit koją prie savęs. Gerai, galim padėti kairę koją ant pado ir dabar suaktyvinsime priešingus raumenis, tai vidinės šlaunies. Galit galvą prisilaikyti, šiaip pastebiu žmonėms, kad galvą yra sudėtinga išlaikyti kurį laiką. Ir dabar trauksime tiesiog koją ir tuo pačiu bandau lyg išsukinėti ir kelį traukti kuo arčiau krūtinės, bet be rankų. Bandau su savo koja visaip išsukinėti ir traukti link krūtinės. Tikrai nėra lengvas veiksmas, raumuo dažniausiai irgi silpnas šitoj pozicijai. Labai pravartu jį suaktyvinti. Gerai, galime judėti prie kitos kojos. Uždedam kairę ant dešinės. Tuomet kairę ranką spaudžiu į kelį. Dešinį kelį traukiam link krūtinės. Ir kairę koją prie čiurnos spaudžiu į kelį. Galit pajausti, atpalaiduokit taip pačiai ir paskui spauskit kairę koją į kelį. Tai pamatysit, kaip stipriau iš karto įsijungs tas kairės pusės sėdmuo. Tikiuosi dar garsas gerai girdisi, nes mikrofonas būna užsisuka, užsikreipia, tai gali ir prastokai girdėtis, bet esmę pagausit, mažiau reikės jums ir žiūrėti, ir klausyti, vėliau darysit savarankiškai. Esmė, kad eiliškumą atsimintot pratimų. Gerai, atpalaiduojame. Dabar taip pačiai suaktyvinsiu vidinę šlaunį. Tiesiog traukiam sulenktą koją link krūtinės. Tiesiog kelį prie krūtinės. Traukiam, bent jau 10 sekundžių užlaikykit.
norėsis greičiau iš čia išeiti, nes labai nemalonu. Tikrai nieko lengvo. Visas kūnas drebės, sunku tai kojai, nesupranti kaip čia traukti, kaip čia sukti. Bet tiesiog išlikit, išbūkit ir atsipalaiduokit. Gerai. Šaunuolį, jeigu daėjot iki čia, tai jau didelį darbą dėl savo kūno padarėt. Taip, dabar atsistosime praktiškai ant vienos kojos, pradėsime nuo kairės kojos, padėsime dešinę koją ant pirštų galų, šiek tiek prilenkiu kairės kojos kelį ir tiesią nugarą nusilenkinėsime ant kairės kojos. Tai pradžioje ištiesinam nugarą ir po truputį per klubus, atkišinėdami sėdmenis atgal, leidžiamės link žemės. Visas judesys vyksta per klubo sąnarį, stuburo nelenkiam, tiesią nugarą laikom ir norim pajausti tempimą per šlaunies galą dvigalvį ir sėdmenį. Palaikom šioje pozicijoje. Neblogai turėtų jaustis sėdmuo, visa užpakalinė kojos dalis. Pasitikrinkit, ar tikrai laikot didžiąją dalį svorio ant kairės kojos, ta priekinė koja su lenktu keliu, o galinė koja tik tai prilaiko ir padeda balansą palaikyti. Tai šiek tiek pabandykit tai pakelti ir pastebėkit, ar tikrai stovit ant kairės kojos. Dešinės kojos visai net kelkit, tiesiog prisilaikykit, lengviau bus dėl balanso. Ir kai jausit jau, kad sunku, pradės koja drebėti, tuomet po truputį, tempinėdami sėdmenį ir kojos galą, pradėsime keltis į viršų. Palengva, po truputį ir maždaug iki šitos vietos. Iki pat viršaus atsikelti nereikia, nes visi raumenys tiesiog atsipalaiduos. Vėl leidžiamės antrą kartą. Kiek išeina jums, jeigu išeina, pasiekit didesnę amplitudę, ištempkit kiek eina, bet dažniausiai pirmus kartus neina to padaryti. Pradedam daryti per nugarą susilenkinėdami. Tai pasistengkit išlaikyti stuburą tiesų, pilvą šiek tiek įtemptą, kad nugara mažiau įsitemptų ir visą svorį pasistengti laikyti ant sėdmens ir dvigalvio raumens kojos grynai galinės dalies. Pasikeliam antrą kartą, sustojam maždaug čia. Ir dar kartelį. Matot, mano net koja dreba. Tikrai nėra lengvas pratimas, jeigu taisyklingai techniškai darant, tai pajausit ir jūs. Trečią kartą dar palaikom ir paskutinį, spausdamas iš kulno, atsikeliu ir pailsim. Tikrai nebuvo lengva. Jeigu tinkamai viską taisyklingai darysit, tikrai pajausit, kaip stipriai įsitempia sėdmuo, daugelis net neišbus, tiek, kiek išbuvau aš ir nieko tokio. Pirmus kartus gali taip nutikti. Dabar dedame dešinę koją į priekį, kairę ant pirštų galų ir tą patį padarome ant dešinės pusės. Tai vėl galim įsitiesinti pilnai, ar ne, kad būtų eiliškumas, tai truputį prilenkiu kelį. Tuomet įtempiu pilvą ir per klubus, per klubo sąnarį lenkiuosi link žemės. Įsivaizduokit užpakalį, lyg norėtų stumti atgal, o su nugara leistis žemyn. Bet stuburas nesilenkia. Vėl pasigauname tempimą per sėdmenį daugiau ir kojos galą ir pabūname šitam tempime. Pasitikrinam, ar kairė koja daug stipriai nesiremiam, daug svorio ten nedėkit, tik dėl balanso prisiremkit. Palaikom. Tiek, kiek galite išbūti. Jei neišbūna tiek kiek aš būnu, tiesiog pasikelkit, viršui šiek tiek pailsėkit ir vėl leiskitės. Gerai, dabar po truputį įtempinėjom tas vietas, kur jaučiam tempimą ar apkrovą. Po truputį įtempinėjom tas vietas nuo kulno pėdos spaudžiu save į viršų, kad pakelčiau ir sustojau maždaug čia. Pilnai klubo ištiesinti nereikia. Tik įsitiesinsim ir čia visiškai raumuo praktiškai atsipalaiduoja. Nėra ką veikti. Tai norime naudotis gravitacijos dėsniu ir tiesiog visuomet raumenį laikyti ant apkrovos. Palaikome antrą kartą.
Įsijauskite į tą tempimą per kojos galą ir labai palengva sutraukinėkite, tempinėkite tą vietą, kad pakeltumėt save į viršų. Gerai, maždaug iki čia. Galit patys paeksperimentuoti, atsikelkite šiek tiek aukščiau, atsikelkite iki čia ir pajausite, kurioje vietoje dingsta apkrova. Tikrai nėra tikslo pakilti iki pat viršaus. Dar kartą paskutinį nusilenkiam, tiek kiek galit, jeigu galit šiek tiek daugiau. Palaikom. Kelio tik tai nelenkit kuo daugiau, nes jau gausis įtupstas, o ne nusilenkimas. Palaikom ir labai palengva įtempiam grynai kojos galą, kad atsikeltume ir pailsime. Taip pat pajausite, kad kairės pusės arba dešinės, priklausomai nuo jūsų situacijos, bus silpnesnis raumuo, tai norit pakartoti tai silpnesniai pusiai bent porą kartų. Tai tą padarykit savarankiškai, mes judėsime dabar prie kitų likusių pratimų. Dabar darysime įtupstus po vieną koją. Tai padedam kairę koją žingsnį į priekį, dešinę šiek tiek atgal, įsipatoginkit, padėkit kojas taip, kad būtų bent jau klubų jūsų plotyje, kad būtų pėdos padėtos šiek tiek plačiau jūsų klubų plotyje, kad nebūtų siaurai pėdos sudėtos arba į vieną liniją, nes kitaip jausitės, kad nėra balanso ir tiesiog jausitės, kad einate lyg ant virvės. Tai įsipatoginkite, pasigaukite balansą. Galite nusileisti prie pat žemės, rankomis pasilaikyti prie žemės, tada pajausti kojas stabilias ir nuo pačios galim pradėti. Po truputį nuo kairės kojos pradedu spausti save į viršų, kylu į viršų ir pilnai kojų nenoriu ištiesti, o prilenktas ir išlaikyti. Po truputį leidžiuosi antrą kartą. Prie pat žemės sustabdau, kelio nepadedu ant žemės ir po truputį kylu į viršų. Vėlgi įprasti įtupstai bus ganėtinai lengvi, bet jei darysite šitus lėtų tempų, kontroliuojant, pamatysite, kaip sudėtinga padaryti jau kokį trečią ar ketvirtą įtupstą. Net užmetė į šoną, kiek sunku. Ir tikrai neapsimetinėsiu, kad aš čia profesionalas ir jau man tai čia labai paprasta ir lengva. Patikėkit manim, daugelį kartų esu juos daręs, bet tikrai dar sunku. Ir vis dar yra raumenims ką veikti. Padarome bent jau 5. Apačioje įkvėpiam orą, sukilimu iškvėpiam. Ir dar vieną kartelį. Palaikom apačioje ir su iškvėpimu kylam į viršų. Gerai. Ta patį padarom dešinę pusę, dešinę koją. Padedam kairę koją atgal. Dabar, kai leidžiamės ir kylam, pasistengit visą svorį pagrindę laikyti ant priekinės kojos kulno. Tai, kad nebūtų šitaip. Leidžiuosi, kulnas pakilęs ir va tokius darom, ne? Tai norim visą svorį kuo daugiau ant kulno laikyti. Prie pat žemės sustojam, kylam į viršų, sustojam. Taip pat nestumdome svorio į priekį ir atgal, o leidžiamės kuo tiksliau žemyn ir į viršų. Lėtai leidžiamės, kontroliuojam svorį, įkvėpiam per nosį, su iškvėpimu kylam į viršų. Ir jei jaučiat, kad pratimas yra per sunkus, tuomet nuo šios pozicijos leiskitės pusę kelio. Pritūpkite šiek tiek, palaikykit, pakilkite į viršų, viršui pailsėkit. Vėl pritūpkit pusiau, viršui pailsėkit. Bet po truputį jūsų tikslas nusileisti kuo žemiau, išmokti čia išlaikyti įtampą ir bent jau sekundę pauzę padaryti ir tada lėtai pakilti. Tai tuomet jausite, kaip kojų raumenys sušilo, tikrai stipriai treniruojasi, o mūsų toks ir tikslas
mūsų tikslas ne tiesiog daryti visokiausius įtupstus, šokinėti, kas nėra blogai, viskas gerai su tais pratimais. Tiesiog siekiant sveikatingumo norim daryti kuo lėčiau, kuo kokybiškiau, kad sąnariai stabilus būtų, kad nejudėtų keliai į visas pusės darant, nes darant greitų tempų raumenys dažnai būna dažniau atsipalaidavę negu įsitempę. Ir kitas dalykas, nieks nesužiūri, kiek nestabilumo yra sąnariuose. Tai kiekvienas toks pritupimas yra mikro, makro kažkokie sąnarių judėjimai. Ir to nieks nepastebi. Vėliau žmonėms sako, aš sportuoju, daug darau, bet vis skauda. Kodėl skauda? Todėl, kad yra daroma tiesiog be kokybės tie pratimai. Gerai, sekantis pratimas, tai pritupimai. Atsistojame šiek tiek plačiau, šiek tiek pavargstu labiau, nes reikia ir daryti pratimą, ir kalbėti, bet jūs pajausite kartu su manim. Tai gerai, dabar pradedam pritupimą nuo kojom plačiai. Pagrindinis dalykas, tai kad jūs padėtut pėdas išsuktas šiek tiek į išorę, bet ne per daug, kad galėtumėt, kai leidžiaties, kelius vesti tą pačią kryptim, kaip jūsų pėdos. Tai reiškia, kad tarkime, per daug bus ir žiūrėkit, kas bus, aš tūpsiu, nematys niekas ar ne, bet keli ką tik su jo į vidų. Nėra kokybės, labai daug apkrovos eina ant sąnarių, ne ant raumenų, mes to tikrai nenorim, ypatingai žmonėms, kuriems jau yra kelių skausmai. Tai pasirenkam tokią stovėseną, kad galėtume pritūpti, daugiau laikom svorį ant kulnų, norime išlaikyti bent 3 sekundės pauzę, keliai plačiai ir po truputį kylam į viršų. Neleidžiam keliam sueiti į vidų, visuomet kelius plečiam, skečiam į išorę. Lėtai leidžiam į žemyn, įkvepiam oro ir kildami kylam į viršų, iškvepiam oro. Sunku, ypatingai po įtupstų, tai Įkvepiam, bandykit giliau šiek tiek pritūpti ir kylam į viršų. Jeigu jaučiat, kad neišlaikot tos įtampos, šiek tiek atpalaiduokit, ištieskit pilnai kojas, bet geriausia, kad padarytut bent 5 pakartojimus tokiu lėtų tempu ir keliai liktų viršuje prilenkti, kad jų pilnai neištiestumėt. Dar kelis kartus padarom. Apačioje sulaikom. Kvėpuokit iš tikrųjų taip, kaip jums išeina, neužlaikinėkit oro, bet būtų gerai pasigauti ritmą, kad kai leidžiamės mes įkvepiam, kai kylam iškvepiam. Tai dabar iškvepinėsim, įkvepiu ir su iškvepimu kylu į viršų. Paskutinį kartelį. Įkvepiam ir iškvepiam. Gerai, kojos turėjo sušilti stipriai. Ir leiskit dabar kelias minutės pailsėti, atsipalaiduoti ir tuomet judėsime prie sekančių likusių pratimų. Dabar suaktyvinsime pilvo presą, tai atsigulsime ant nugaros, tuomet sulenksime kojas, alkūnėmis įspausime į kelius ir norėsime kuo stipriau alkūnėmis spausti į kelius. Tai pradedam spausti. Galit pradžiui po truputį spausti ir paskui vis didint, tiek, kiek jums įmanoma, tiek, kiek jums išeina, bet pasiekit maksimumą iki tokio lygio, kur visas pilvas ten pradeda degti ir stipriai jaustis. Laikom. Laikykit maksimumą, neskaičiuokit nei kartų, nei sekundžių, tiesiog tiek, kiek galite išbūti. Ir kai jau visai nebegalėsit, tuomet atpalaiduokit, šiek tiek pailsėkit, įkvėpkit oro, atsipalaiduokit ir padarysime antrą kartą. Susilenkiam, vėl spaudžiam, jau šiek tiek bus lengviau, presas susiaktyvinęs, vėl spaudžiam alkūnėmis stipriai, kuo stipriau, bandom per pilvą susilenkt kuo stipriau, kad kuo daugiau pilvas įsitemptų. Bandykit net užpakalį šiek tiek kilstelt į viršų.
Spaudžiam, spaudžiam, spaudžiam. Ir vėl atsipalaiduojam, pailsim. Viena yra daryti pilvo preso pratimus, kaip tarkim atsilenkimus. Tame veiksme ir pratime presas daugiau atsipalaidavęs, neįsitempęs. Dažnai žmonės kompensuoja per nugarą, ant klaidų pridaro ir negauna tokio efektyvumo, kaip gali gauti iš šito preso aktyvacijos, šio pratimo, kai susilenkim ir tiesiog spaudžiam kojas į alkūnes. Padarykime paskutinį kartą, vėl spauskime. Kam jaučiat, kad per lengva, tai šitos pozicijos spaudžiam alkūnes į kelius ir tuomet vieną koją pasirenkam pradžioj kairę, ištiesinėjam link žemės, o dešinę alkūnę toliau į dešinę koją spaudžiu ir tuomet po truputį pritraukiu kairę, tuomet kairės pusės įspaudžiu ir dešinę koją ištiesiu ir vėl gražinam, spaudžiam dešinę ranką, ištiesiam, pakeliam. Įkvėpiam, su iškvėpimu gražinam koją ir vėl galim pailsėti. Nuostabus pratimas. Norit sustiprinti pilvo presą, tai pradžiai net ir patyrusiems, kurie ilgiau sportuoja, nuostabus pratimas. Gerai, padarysime paskutinį pratimą ir dar padarysime vėliau atsipalaidavimą, tiesiog, kad neskubėtume bėgti prie savo gyvenimiškų reikalų ir darbų, o leistume šiek tiek pabūti dar su savim ir leistume šiek tiek atsipalaiduoti ir atvėsti natūraliai. Dabar padarysime tokį pratimėlį. Ėjimą keturiomis. Aš jį vadinu taip. Pirmą tiesiai delnus dedam nuo pečių. Keliai bus sulenkti 90 laipsnių. Nugarą noriu ištiesinti, nelaikyti sulenktą. Ištiesinu nugarą. Tuomet pakeliu kelius į orą. Įtempiu pilvą ir pradedu žingsniuoti. Dedu kairę ranką į priekį ir dešinę koją į priekį. Taip. Ir labai nedidelius žingsnelius, tik per sprindį. Ir su koja, ir su ranka. Ir tuomet kitą ranką. Ir neskubam eiti. Taip. Taip. Akcentuokit pilvo preso įtempimą. Viską, jeigu teisingai darysit, tai labai stipriai jausis pilvo presas. Jeigu mažiau pilvo presas jausis, tai jausis ir rankos, ir pečiai, ir kojos. Gerai, tuomet grįžtame atgal. Jeigu turi daugiau erdvės, gali žingsniuoti toliau į priekį, paskui grįžti atgal. Bet pakanka ir, jei namie darysite, tai pakanka ir kelių žingsnelių į priekį ir kelių atgal. Lėtai, neskubėdami, permeskit svorį ant vienos rankos ir ant kitos. Didelė klaida šį pratimą darant, o taip sėdmenys juda į visas pusės. Todėl ir sakau, įtempkit pilvo presą ir kai dedat žingsnį, kad sėdmuo kuo mažiau judėtų į šonus. Išbūkit tiek, kiek galit, stenkitės maksimaliai, neskaičiuokit laiko ar kažkokių pakartojimų, nes vieną dieną jūs turėsite daugiau energijos, būsit labiau pailsėję, galbūt pavalgysi, miegoję geriau, galėsite žymiai ilgiau prabūti pratimuose, o gal kitą dieną būsite mažiau įsimiegojęs, prašiau pavalgęs ir jausite, kad negalite tiek laiko išbūti. Todėl kiekvieną treniruotę pasistengkite išbūti maksimaliai, kiek įmanoma ir neskaičiuoti nei laiko, nei pakartojimų, nebent jums to reikia, jūs pagal tai geriau orientuojatės, tuomet viskas su tuo okei. Galite tai tikrai daryti, jokių čia reikalavimų, kad būtinai turi taip daryti ar kitaip. Gerai, paskutinį pratimėlį padarykime. Tiesiog lengvą atsipalaidavimo, kvėpavimo pratimą padarysim ir tiesiog pabūsime su savim, atsipalaiduosit ir kelias minutėlės tiesiog leiskite atvėsti savo natūraliai. Atsigulsime ant nugaros.
pirmiausia, norim pajausti visą savo kūną. Tiesiog sekundėlę leiskite savo kūną pajausti. Ir galite net nedaryti kažkokios specialaus kvėpavimo pratimų, ar ten kažkur dėmesį fokusuoti. Tiesiog pabūkit su šią akimirką. Pabūkit su savimi ir pajauskit, kaip šiuo metu viskas yra gerai. Neturit jūs nei reikalų, nei problemų. Šią akimirką viskas yra taip, kaip yra. Ir niekur neturime skubėti. Tuojaus grįšime prie darbų, o šią akimirką nieks nesugrius, nesubyrės. Ir tiesiog galim šiek tiek skirti to laiko savo. Pabandykit švelniai per nosį įkvėpti, per burną iškvėpti, atsipalaiduoti. Ir jei jaučiat kokią nors įtampą kūne, tiesiog paleiskit ją su iškvėpimu. Ir jei jaučiat, kad dar norite pagulėti, norite pabūti, atsipalaiduoti, tai ir būkite, skirkite tą laiką savo. O mes šią treniruotę šiandienos užbaigsime. Tad ačiū, kad buvote su manim ir pasistengkite šią treniruotę daryti bent jau kartą savaitėje, o jeigu darysite dažniau, tikrai jausitės tik geriau. Tad iki kitų kartų, iki pasimatymo ir iki. Tikiuosi, kad ši treniruotė jums labai yra naudinga, jausitės po jos puikiai, atsipalaidavę. Ir iš tikrųjų mano toks ir yra tikslas, kad jūsų gyvenimo kokybę pakelti į aukštesnį lygį. Dar kartą ačiū, kad buvote ir viso geriausio.